Sveiki visi, šiuo video įrašu noriu parodyti vaizdžiai, kaip pasinaudoti mokymosi stilių nustatymų klausimynu, kuris yra publikuojamas it.main.lt bloge. Norint pasinaudoti šią anketą klausimynu, jūs turite turėti Gmail pašto paskyrą ir būti prisijungus prie jos. Jeigu jūs jau tai padarėte, spaudžiame nuorodą. Paspaudus nuorodą, mes turime padaryti šio dokumento kopiją. Spaudžiame File, Make Copy. OK. Darome kopiją ir ji išsaugojama jūsų Gmail diske, G diske, Google Drive. Taigi, mokymosi stiliai, Copy of mokymosi stiliai yra nauja anketa, kurios autorius arba savininkas jau esate jūs. Jūs galite laisvai redaguoti ją, tačiau, ko gero, neprireiks. Mums reikalinga dabar gauti adresą, kuriuo bus pildoma ši forma. Spaudžiame View Live Form ir gauname adresą, kurį dalinsimės, kurį rodysime savo mokiniams. Galima persiųsti elektroniniu paštu, galima dalintis Facebook, galima dalintis virtualioje mokymosi aplinkoje ar tiesiog užrašant lentoje. Mokiniai gavę nuorodą patenka į šį lapą, į šį langą ir turi pažymėti taip, jeigu sutinka su teiginiu. Tiesiog pasistengsiu greitai supildyti kažkaip tai atsitiktinai šią formą, nes kitaip mums neleis jos patvirtinti. Tai yra išsiųsti. Taigi, mokiniai pildo. Ir kai jau yra viskas supildyta, tuoj pasakysiu, ką toliau darysime. Formos gale mokiniai dar turi įvesti vardą pavardę. Vardas ir pavardė turi būtinai būti atskirtas tarpu. Jeigu ves tik tai vardą, tik tai pavardę, forma nesuveiks. Vardas, pavyzdžiui, Erastas @gmail.com. Pavyzdžiui, jeigu yra įvestas tik tai vardas, visgi priima. Viskas ok. Atsakymai priimti, reiškia viskas gerai. Galima išjungti langą. Jeigu visi mokiniai jau yra supildę duomenis, mums juos reikia pamatyti. Juos galima pamatyti View Responses. Spaudžiame View Responses, atsidaro naujas dokumentas, kuriame jau yra, matote, supildyta viena anketa. Šitoje eilutėje yra vieno žmogaus atsakymai. Mes juos parsisiunčiame kaip Excelio failą, Microsoft Excel. Parsisiunčiame ir galime uždaryti. Galime uždaryti šitą ir galime uždaryti šitą. Grįžtame į blogą ir iš jo parsisiunčiame šį failą. Excelio failą, kuriame jau yra aprašytos formulės. Formulės reikalingos apskaičiuoti arba interpretuoti duomenis. MS mokymosi stilių šablonas, tai yra jau su formulėm, čia yra atsakymai. Atsidarome atsakymų lapą. Žymime visus atsakymus, tai yra visą lapą, galima lengvai padaryti štai čia paspaudus. Pažymime visą lapą, spaudžiame Edit, Copy ir atidarome šabloną.
šabloną atskirsite apačioje esantis dar 2 papildomi lapeliai. Įklijuojame duomenis, irgi pažymime, edit ir paste. Įklijuojame. Rezultatų lange mes matome vardą, elektroninio pašto adresą ir kiek taškų kokiam mokymosi tipui yra surinkta. Matome, kad šiuo atveju dominuojantis mokymosi tipas yra reflektuotojas. Apie šį mokymosi stilių galima paskaityti šiame lapelėje mokymosi stiliai. Reflektuotojas, taip, štai čia. Galima plačiau susipažinti su šiuo mokymosi stiliu. Tai tiek. Gero naudojimosi, tikiuosi, pravers. Laukiu jūsų pastabų, pasiūlymų, komentarų. Ačiū.